Dauguma žmonių nori žinoti, kas bus rytoj ir ieško to stebuklingo krištolinio rutulio, kuris parodytų ateitį. Bet realybėje jokios garantijos nėra. Ir kuo labiau pasitikime kokiu nors prognozuotoju ar krištoliniu rutuliu, tuo labiau rizikuojame priimti blogą sprendimą. Jų klausimas turėtų būti ne kaip nuspėti ateitį, o kaip sukurti verslą, kuris laimėtų net tada, kai mūsų prognozė nepasitvirtins. Sveiki, jūs klausotės podcasto Nuo amato prie verslo, kuriame tikima, kad verslas turi būti pajamų, pasiekimų ir pasitenkinimo šaltinis, o ne tik kelti stresą ir deginti laiką. Sveiki, ir vėl jūsų ausinėse aš, šios laidos autorius ir vedėjas, verslo efektyvumo fanatas Nerijus Jasinavičius. Jūs klausotės 166 epizodo. Ir kaip kalbėjau, epizodo įžangoje, tikriausiai ir jūs norėtumėte turėti krištolinį rutulį, kuris parodytų, kasgi bus ateityje. Kaip juokauja patyrę kortuotojai, jeigu žinotum pirkinį, tai ir dirbti nereiktų. Manau, daugelis žmonių norėtų žinot, kas vyksta ateityje. Tačiau realybė yra pilna netikėtumų ir neapibrėžtumo. Todėl versle vadovams tenka veikti ir priiminėti sprendimus, neturint pakankamai garantuotos informacijos. Ir labai dažnai vadovai stengiasi prieš priimdami sprendimus susirinkti ir gauti informaciją, kurios apskritai neįmanoma turėti, tikslios informacijos. Mes visada norim žinot, kasgi bus su ekonomika ateityje, kaip elgsis palūkanų normos, ką darys kitais metais mūsų konkurentai, kaip elgsis klientai, kokia bus geopolitika, kokios bus naujovės technologiniai erdvėjai, ką dar dirbtinis intelektas pradės daryti, kas keisis rinkose. Ir aišku, neturėdami tos informacijos, garantuotos informacijos, vis tiek versle turime priimti vienokius ar kitokius sprendimus dar verslo ateities, dėl investicijų, dėl naujų produktų kūrimo ir panašiai. Bet pasižiūrėkime į šitą situaciją šiek tiek iš kitos pusės. Galbūt visgi problema yra ne tame, kad mes per mažai žinome apie ateitį. Galbūt problema yra tame, kad mes tiesiog per daug norime žinoti. Ir pasikalbėkim apie tai, kaip priiminėti geresnius sprendimus versle, kai mes nelabai ką žinome apie ateitį. Ir dar vienas svarbus dalykas, ką padaryti versle, kad jis galėtų ne tik atlaikyti neapibrėžtumus, bet ir juose klestėti. Patys neapibrėžtumai tikrai nėra išimtis ar kažkokia anomalija. Tai yra verslo realybė. Kaip sako IT-šnekai, not a bug, it's a feature. Ir daugeliui vadovų tikriausiai yra nekartą tekę girdėti tą terminą ir aš pats kai kuriuose savo epizoduose suminėjęs tą terminą VUCA. Tai yra trumpinys 4 angliškų žodžių volatility, uncertainty, complexity ir ambiguity. Tai yra nepastovumas, neapibrėžtumas, sudėtingumas ir dviprasmiškumas. Pats terminas VUCA kilo 20 amžiaus pabaigoje iš karinės aplinkos, karinių mokslų ir buvo naudojamas apibūdinti pasauliui, kuriame nėra aišku, kas vyksta, kas atsitiks toliau ir kaip į tai reikės reaguoti. 21 amžiaus pradžioje šis terminas persikėlė į verslą. Ir tai yra labai svarbu, ką mes turime suprasti, kad
tas neapibrėžtumas tai nėra laikinas sutrikimas. Tai yra normali realybė, tai yra normali verslo aplinka. Normaliai ne ta prasme, kad joje veikti lengva. Normaliai ta prasme, kad kitaip nebus. Net jeigu jums pasisekė pagyventi kažkurį laikotarpį, kai svyravimai buvo nedideli ir gali susidaryti iliuziją, kad pasaulis yra pakankamai stabilus ir nuspėjamas, tai turim suprasti, kad būtent tas stabilumo periodas yra išimtis, o ne neapibrėžtumai yra išimtis. Tikrai tenka matyti kai kurių organizacijų vadovus, kurie susidūrė su pakankamai dideliais svyravimais savo aplinkoje, pamato, kad jų organizacijos, jų verslai nebegali atlaikyti tokių svyravimų, jie vis tikisi arba net deda pastangas, kad viskas taptų kaip buvo anksčiau. Tačiau vietoj to, kad stengtis susigrąžinti ankstesnę būseną, reikia padaryti taip, kad organizacija prisitaikytų prie naujos realybės. Ir apskritai, organizacijos verslai turi būti prisitaikę prie neapibrėžtumo. Tačiau verslams vadovauja žmonės, o žmonėm yra įgimtas noras to apibrėžtumo arba aiškumo. Čia tokia įdomi žmogaus psichologija. Neseniai vienas pažįstamas verslininkas papasakojo iš savo praktikos, iš savo patirties įdomią istoriją. Jam teko dalyvauti kažkokiam seminare, kuriame dėstytojas auditorijai dalyviams uždavė klausimą, kur reikėjo atspėti, kiek yra pasaulyje baobabo medžių. Dėstytojas pasakė, kad galima, nežinant konkretaus skaičiaus, galima sakyti intervalą. Pavyzdžiui, tarp 100 ir 150 tūkstančių. Kai visi paskaitos dalyviai pateikė atsakymus, dėstytojas konstatavo, kad dauguma dalyvių nepataikė. Nors visi galėjo pataikyti, jeigu būtų įvardinę labai platų intervalą. Pavyzdžiui, nuo 1 vieneto iki 10 milijardų. Tačiau dauguma dalyvių įvardino pakankamai siaurus intervalus arba netgi kažkokį konkretų skaičių plius minus sakydami. Ir tai yra labai gera iliustracija apie tai, kaip veikia žmogaus smegenys. Mes tiesiog trokštame turėti labai konkrečius skaičius, konkrečius atsakymus ir tie intervalai, neapibrėžtumai mums yra labai, nepriimtini. Būtent tas neapibrėžtumas daugeliu žmonių sukelia daug didesnį stresą negu net labai blogos žinios, bet pakankamai konkrečios žinios. Vienoje knygoje teko skaityti, kai buvo daromi tyrimai ir analizavo žmonių laukiančių vėžio tyrimų atsakymų streso lygį. Ir žmonės laukdami atsakymo ar tos diagnozės, ar jiem yra, taip sakant, vėžys, onkologinė liga ar nėra, jų streso lygis buvo daug aukštesnis negu po to, kai jie gaudavo atsakymą, nepaisant to, kad net jeigu atsakymas buvo prastas, tai yra buvo patvirtinama onkologinė diagnozė. Taigi žmonėm neapibrėžtumas tikrai yra labai sukeliantis stresą faktorius. Už tai labai daug žmonių eina pas būrėjus ar skaito ar nori tikėti horoskopais. Aš jau nekalbu apie tą pasitikėjimą įvairių bankų, spaudos atstovų, tiksliau vadinamų vyro ekonomistais prognozėmis. Ar ten kažkokių rinkos analitikų prognozėmis.
Kodėl tikime? Tuo, nes tai suteikia tam tikrą konkretumo jausmą. Nors jų prognozės dažnai neišsipildo. Įdomiai teko irgi skaityti, kad ekonomistas Barton Malkiel ir psichologas Philip Tetlock ekspertų spėjimus prilygino, kaip jie angliškai pasakė, monkey throwing darts. Tai yra beždžionių mėtymas, strėlyčių mėtymas. Jie ant tiek tikslus, kaip neatsitiktiniai skaičiai. Tačiau žmogus, kuris pristatomas kaip ekspertas, tai ir horoskopo ekspertas, astrologas, ar finansų analitikas, ar banko vyr ekonomistas, tai žmogui psichologiškai suteikia saugumo ir jis jaučiasi tvirčiau. Apie tai aš irgi apie ekonomistų prognozes esu šnekėjęs ir 47 epizode, kuris vadinosi Netikėkite prognozėmis, tikėkite savimi. Ir vėlgi pasikartosiu, ta nežinomybė yra psichologiškai nepatogi. Tai sukuria tam tikrą tuštumą smegenyse ir smegenys nori tą tuštumą užpildyti. Ir būtent tas siekimas kažkokio konkretumo tampa labai rizikingu. Kodėl? Todėl, kad kai mes susikuriam tą kažkokį konkretumą, tai suteikia komforto jausmą. Ir tas komfortas reiškia, mes prie jo prisirišam, prie to vienokio ar kitokio skaičiaus, to spėjimo ir pradedam laikytis, tarsi tai būtų tiesa. Kokia rinka čia mums pažįstama, čia mes taip planavom, čia taip darysim. Ir net kai situacija ima keistis, dėl to iš ankstinių nuostatų mes ilgą laiką atmetinėjame signalus, kurie rodo, kad mūsų prognozė, ar mūsų daryta, ar mums pasakyta prognozė nebūtinai yra teisinga. Ir mes ignoruojame tą pasikeičiančią realybę su visom neigiamom to pasekmėm. Taip pat tos konkrečios prognozės sukuria tą per didelio pasitikėjimo, ne tiek galbūt savimi, kiek tą pačią prognozę ir ateitimi tą jausmą. Ir tai gali paskatinti priimti labai rizikingus, ambicingus sprendimus, nes kainos tikrai augs, palūkanos nekris, pardavimai augs ir panašiai. Ir vėlgi tas pasitikėjimas gali tapti to realybės ignoravimo priežastimi. Ir trečioji žala ar tas žalos faktorius yra būtent kontrolės iliuzija. Mes manome, kad numatėme visus scenarijus, būtent pagal tai, kaip suprognozavom, pasidarėm detalų planą, mes žinom, kas atsitiks po 3-6 mėnesių ar metų, jaučiamės saugus. Tačiau atsitinka tas paradoksas. Kuo labiau neapibrėžta aplinka, tuo labiau detalus planas yra savęs apgaudinėjimas. Aišku, nieko neplanuoti irgi nėra alternatyva, bet tose neapibrėžtumo aplinkose detalaus plano turėjimą labai gerai apibūdino garsusis boksininkas Muhamedas Ali. Tai sakė, visi turi labai detalų planą, ką darys, kol negauna pirmo smūgio į veidą. Beje, tas detalaus planavimo paradoksas yra labai aktualus ir projektinėje aplinkoje. Aš savo keliuose webinaruose esu apie tai šnekėjęs, kad detalus planas neapsaugo mūsų nuo neapibrėžtumo, o netgi atvirkščiai sukuria daug daugiau problemų. Dėl to mes turim suprasti, kad esminis įgūdis, kurį turi užsiugdyti verslo vadovas, yra ne sugebėjimas detaliai planuoti, bet sugebėjimas planuoti ir veikti toje aplinkoje, kur mes negalime žinoti
visko. Na, o dabar pasižiūrėkime apie svyravimų įtaką ir pakalbėkime apie tokį labai svarbų dalyką, kurį aš pavadinčiau svyravimų matematika. Patyrę investuotojai į akcijas puikiai žino šitą dalyką, tačiau tai nėra natūraliai įprastas ir suprantamas dalykas daugeliu iš žmonių, nes tiesiog apie tai nėra susimąstoma. Kaip rezultatą veikia, vienodi atrodytų svyravimai. Tarkim, jeigu jūsų įmonės pardavimais kitais metais išaugs 20% palyginus su šiemet, o dar po metų kris 20% nuo prieš tai buvusių metų. Ar tai reiškia, kad po 2 metų būsite ten pat, kur esate dabar? O jeigu kitais metais pardavimai kris 20%, bet po metų išauks 20%, ar tai reiškia, kad po 2 metų vėlgi būsite ten pat, kur esate dabar? Daugelis žmonių mano, nukritom ir išaugom po 20%, reiškia būsime toj pačioj situacijoj, kur esame dabar. Tačiau situacija šiek tiek kitokia. Paskaičiuokime. Jeigu jūsų įmonės pardavimai, tarkim, yra 1 milijonas eurų per metus, tai išaugus 20% pardavimams, jūsų pardavimai bus 1 200 000. Tačiau kritus 20% pardavimų nuo 1 200 000, jūsų pardavimai bus 960 000, nes 20% nuo 1 200 000 jau ne 200 000, o 240 000. Beje, jokio skirtumo, ar pirmą jūs paaugsit ir tada krisit, ar pirmą krisit ir po to paaugsit. Jeigu jūsų dabar apyvarta 1 milijonas, kitais metais krenta 20%, jūsų pardavimai bus 800 000. Ir jeigu po to paaugsi 20%, jūsų pardavimai bus ne vėl 1 milijonas, o 960 000. Taip kad grįžom ne į 1 milijoną ir jeigu toks svyravimas pasilaikys ilgesnį laiką, plus 20%, minus 20%, plus 20%, minus 20%, jūsų apyvarta pakankamai smarkiai sumažės ir įtaka jūsų verslui bus labai didelė. Nekartą įvairiuose epizoduose minėtas garsios knygos Juodoji gulbė autorius Nasimas Talebas yra įvardinęs 3 organizacijų tipus pagal tai, kaip tos organizacijos ar sistemos reaguoja į svyravimus. Pirmasis tipas organizacijų tai yra trapios arba trapumas. Kaip krištolinės taurės. Mažas smūgis ir organizacija sutrupa. Tačiau jokios naudos iš teigiamo susvyravimo tokia organizacija negauna. Taigi, jeigu įmonė nuo blogo scenarijaus praranda daugiau negu iš gero scenarijaus sugeba uždirbti, tokia įmonė yra trapi. Pavyzdžiui, įmonė turi didelius fiksuotus kaštus. Jei paklausa padidėja, jie negali daugiau parduoti, nes neturi laisvų pajėgumų. Tuo tarpu, jei paklausa krenta, fiksuoti kaštai niekur nedingsta. Tai daug smulkaus verslo įmonių yra trapios. Ir viešojo maitinimo verslai labai trapūs, nes fiksuoti kaštai yra dideli ir jeigu tik kažkiek sumažėja lankytojų srautas, ta nuoma, atlyginimai ir panašiai, labai greitai sužlugdo įmonę. Tuo tarpu, jeigu paklausa išauga, daugeliu atveju restoranas gali priimti tik tiek žmonių, kiek gali priimti. Antras organizacijų tipas tai yra tvirtos
organizacijos arba ta būsena yra tvirtumas, kaip kokie geležiniai puodeliai. Jiem nebaisus mėtymas. Yra neigiamas sviravimas jiem neduoda jokios žalos, bet ir naudos iš teigiamo susviravimo, yra kažkokių teigiamų aplinkybių atsiradimo, nėra jokios naudos. Tai versle tokio tipo įmonės, kad jeigu ir kažkiek ekonominė aplinka mažėja, jų pajamos nemažėja arba biškį sumažėja, bet jeigu aplinka reikšmingai auga, jie nelabai patys auga. Ir toks vienas iš geresnių pavyzdžių, tai kokie nors šilumos tinklai ar vandens tiekimo įmonės. Nes žmonės plius minus vienodai ir vandens naudoja, ar tai būtų ekonominis pakilimas, ar tai būtų ekonomikos kritimas. Beje, labai prabangių prekių prekybininkai, labai prabangių prekinių ženklų kompanijos irgi yra pakankamai tvirtos. Net reikšmingų krizių metu jų pardavimai nelabai krenta, bet ir ekonominio klestėjimo metu pardavimai nelabai auga. Visgi, reikia pripažinti, kad tvirtumas nėra trapumo priešingybė. Nes tvirtumas nesugeba pasinaudoti susidariusiom gerom aplinkybėm. Tai yra iš teigiamo svyravimo negauna naudos. Todėl Nasimas Talebas sukūrė naujadarą tam, kad apibūdintų trečią organizacijų tipą. Tai antitrapios organizacijos ar antitrapumas. Tai būtent tos organizacijos, kurioms neigiamas svyravimas padaro mažai žalos, bet atsiradusios galimybės, tai yra teigiamas svyravimas, atneša labai daug naudos. Savo knygoje Antifragility, antitrapumas, Nasimas Talebas tokią būseną iliustruoja iš antikos mitų, pateikdamas tą hidros pavyzdį. Nes kai tai hidrai nukirsdavo galvą, vietoje jos išaugdavo dvi. Tai yra, kai įvyksta susvyravimas, nukerta galvą, jinai tik tai sustiprėdavo. Tai verslo pavyzdys, kur yra labai antitrapios organizacijos, tai galėtų būti įvairios verslo platformos, pavyzdžiui, Uberis, kur sumažėjusi paklausa didelės žalos nedaro, bet paklausai išaugus galima greitai padidinti kainas paslaugų klientam, o ir padidėjusios kainos pritraukia daugiau vairuotojų ir tai padeda platformai uždirbti reikšmingai daugiau pinigų. Taip pat kai kurios investicijos į technologinius startuolius gali būti laikomas antitrapiomis, nes praradimas, pati investicija gali būti visai nedidelė, bet sėkmės atveju pelnas gali būti ir 100 ir 500 kartų. Tačiau, žinoma, sukurti antitrapų investicinį fondą tikrai nėra labai paprasta. Vienas iš labai svarbių antitrapios organizacijos elementų tai yra įvairių rezervų turėjimas. Tie rezervai tai ir pertekliniai pajėgumai, kad galėtume pasinaudoti atsiradusiamis naujomis galimybėmis. Nes jeigu dirbate beveik 100% užkrovimu, tai kaip jūs galėsite vykdyti naujų klientų užsakymus? Jūs neturite pakankamai pajėgumų priimti naujus klientus. Ir ne tik gamybinių pajėgumų, bet ir vadybinių, nes reikia sureaguoti, suvaldyti ir išnaudoti atsivėrusias naujas galimybės. Taip pat rezervai turi būti ne tik tai dėl teigiamo susvyravimo, reikia turėti rezervus ir juodai dienai, nes verslui būtina turėti šiokias tokias finansinės atsargas, kad galėtų išlaukti kritusios paklausos periodą. Taip kad tas vadovų tarpe paplitęs optimizavimas, kad tik neturėti nieko per daug, tai yra visų rezervų mažinimas, labai smarkiai kenkia
kompanijos klestėjimui ilgoje perspektyvoje ir tą kompaniją daro labai pažeidžiama ir labai trapia. Beje, tenka pastebėti, kad ir pats žmogus kaip sistema yra ganėtinai antitrapus. Nes turi atsargas, šiek tiek yra sukaupta ten riebalų atsargų ir panašiai, ir tai gali leisti žmogui pragyventi kažkiek laiko negaunant maisto, taip pat turi ir papildomus pajėgumus. Mes niekada nedirbam ilgą laiką 100% fiziniu pajėgumu ar 100% protiniu pajėgumu. Jeigu mes labai ilgai dirbam ribiniais pajėgumais, kažkuriuo metu nulūšime. Taip? Dėl to ir vyksta tie perdegimai, tiek psichologiniai, tiek ir fiziniai. Taip kad mes turim perteklinius pajėgumus tiek, kad pabėgti nuo užpuoliko ar pasivyti galimą grobį. Taigi, jeigu mūsų ateitis nėra labai aiški, natūralu, kad tam, kad išgyventų mūsų įmonės, mes turime jas padaryti arba bent jau tvirtom, o dar geriau antitrapiom. Nes jeigu ateitis bus geresnė, negu mes tikimės, mūsų antitrapi įmonė sugebės uždirbti daugiau, negu planavome. O jeigu planuojama ateitis nebus tokia gera, kaip planavom, mūsų antitrapi įmonė sugebės atsilaikyti. Bent jau, jeigu jinai bus tvirta, gal ir nelabai sugebės pasinaudoti susidariusiom galimybėm, bet atlaikys tą neigiamą susvyravimą, jeigu toks atsitiks. Ir kitame epizode aš detaliau pakalbėsiu, kaip vadovam drąsiau jaustis neapibrėžtume ir kaip jūsų verslam pereiti iš trapumo būsenos į tvirtumą ir netgi į antitrapumą. Tačiau šiai savaitei noriu duoti labai paprastą namų darbą. Tiesiog įsivertinti savo organizacijos tą būseną. Jūs esate trapus, tvirti ar antitrapus. Klausimas, kiek laiko jūsų verslas išsilaikytų, net leidžiant darbuotojų, jeigu pardavimai kristų 20%, 50% ar 80%. Ir iš kitos pusės, kokį užsakymų augimą suvaldytumėt iškart, be jokių papildomų investicijų ar darbuotojų. 20%, 50% ar 80%. Ir jeigu vis dėlto reiktų priminėti darbuotojus ir daryti investicijas, kiek laiko užtruktų, kad galėtumėt apdoroti 50 ar 100% daugiau užsakymų. Ir jeigu 20% kritę užsakymai labai rimtai imtų kelti pavojų jūsų verslui, o 20% augimas nuo dabartinės būsenos reikalautų imtis investicijų ar darbuotojų paieškos, tai reikia pripažinti, kad jūsų verslas yra labai trapus. Bet labai tikiuosi, kad jūsų verslai nėra tokie trapus, kad nesulauktų kito epizodo, kur šnekėsime apie tvirtumo ir antitrapumo kūrimą. O šiandien tiek ir iki kito karto. Dėkoju, kad klausėtės. Ir nepamirškite užsiprenumeruoti šį podcastą, kad visuomet gautumėte informaciją apie naujausias laidas. Taip pat būsiu labai dėkingas, jei įvertinsite šį podcastą palikdami atsiliepimą savo įprastoje podcastų platformoje. O jei pažįstate kažką, kam jūsų nuomonė šis podcastas būtų naudingas, būtinai pasidalinkite. Iki!